Ei, sveiki žiūrovai, kaip senai mes besimatėm, jau netgi pamiršau, kaip jūs atrodot, o jūs nepamiršot kaip aš. Tai va, išlindau į eterį pagaliau, pirmą karpių žvejybą šiais metais, ne, tiesą sakant, antra žvejyba šiais metais. Buvau jau į našleikus nuvaręs čia į tokį karpyną, bet pagavau baranką. Čia prieš porą savaičių kažkur bandžiau atsidaryti, bet nepavyko. Tai atvariau dabar čia prie namų netoli, prie nedidelio ežerėlio, paskui parodysiu, kaip jis čia atrodo. Atvažiavau vakare po darbų, tai nieko nefilmavau, iškart susimečiau meškeres, pasistačiau palapinę ir ėjau žiūrėti krepšinį, kuris labai man patiko, tikiuosi ir jūs, kas žiūrėjot, džiaugiatės Žalgirio pasiekimais Eurolygoje. Tai va, o mane naktį nustebino nedidelis karpiukas. Tai einu aš jį atsinešiu, laikau svėrimo maišę vandenį, kažkur apie 4:30 mane prižadino, tai nedidelis, bet kaip atsidarimai mano vis tiek geriau negu nieko. Tai aš jį išsitrauksiu, pasiruošiu ir pasirodysim. Nu dabar jis čia pailsėjęs, duoda ciongą. Apie porą kiliukų, veidrodukas. Na, tai pasirodėk. Štai toks. Pirmas šiais metais. Valio. Papūskim į lupytę biškį vaistų. Ir einam paleisti. Paleidimo neišėjo filmuoti, nes išsikrovė GoPro. Nu nieko. Susitinkam neužilgo prie pusryčių stalo. Nu ką, bandom kepti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Dar taip kiaušinių nekepiau. Iš tikrųjų biški čia viskas skudokai. Taip bus, nes tik tais kiaušinių turiu, daugiau nieko nepasiėmiau, nei kokią svogūniuką, nei mezgaliuką. Nu, bet bus gerai. Perkasim ir vieną kiaušą. Be nieko. Nu, turiu agurkų ten dar kažkokių šundi-mundi. Kokius 3 truktelsiu. Turi prieskoniukų tokių mandrių. Štai tokie. Yra čia paprika, pipirai ir druska atrodo. Ups. Biški per daug čia vietom, bet nieko. Pipiriuką. Česnakinę druską. Nu, jį bus geriau. Bus gerai, manyčiau. Biškėliaus papurškiau tokią alyvuogių dėl viso pikta, kad nedegtų, bet gal nedegs, bus matyti. Laipo biškį kepą ir ragausim neužilgo. Nu, kažkaip taip vagavos. Visai neblogai, manau. Tai kas valgot skanaus, o kas nevalgo, tai eikit pavalgyti. O aš pavalgęs bandau toliau gaudyti
poną arba tetą karpį. Dar po pusryčių kavelės iššaunu ir einu daryti skuinių, visokių kitų bairių karpių žvejybai. Šiandien gaudau be laivelę, be jokios pombos, net ežeras nedidelis. Ežerėlis nedidelis, tai čia su tais laiveliais prasidėt pombom neapsimoka, tai dedu kuinę. Dedu kuinę ir į kuinę dedu dinamito peppered fruit, tokius saldžius builius ir smirdančius darau dinamito karpteką Kirilą su kreifišu. Tai va tokių biškį pasikrašinu, pasismulkinu, dedu į kuinę. Paskui dėsiu dar ir rankobinę tą patį ir su kokia viršūnėlė popsika. Ir bandysiu, dar reiktų vieną kokį karpį didesnį ištraukti, būčiau laimingas visai. Nu ką, bičiuliai, pamena tokia rubrikėlė buvo užsikurk cigarą. Tai va, jis sugrįžta, turiu tokį saldainį šiandien pasiruošęs. Jau cigarą senai bekūręs buvau. Ohoho, praeitais metais turbūt tik. Štai tokį turim rudą juodą kaip šuda. LS kažkoks. Tuoj pamėginsim, kas čia per bairis. Da tokia neteka. Užsikuriam. Man atrodo, bus stiprus, jau už spalvos matau. Aš toks mėgėjas labiau šviesių. Jeigu šviesių lapų sukta, tai automatiškai jie lengvesni būna. Nu, dumplas, bet skonį turi specifinį. LS kažkoks. Užgeriam su Monsteriu.
Nu ką, hebrelyte, aš jau palapinį įlindęs, net nebežinau, ką čia beveikti. Visą dieną nei cipti, vienokios į kitokius boilius čia dėlioju, įplaukiančius, į skęstančius, į pamirkytus, į pakvepintus, į anei cincelin. Signalizatoriai tyli, aš sau sėdžiu, saulę gaudau pirmą pavasarinę, tokią karštą šiandien, tai ir pasidegint spėjau, vienu žodžiu. Relax FM įjungtą savo į būnu, net nebežinau, ką čia veikti. Eisiu turbūt vakarienę daryti, kepsiu steikiuką, taip kad susitinkam prie puodą, mano vėl. Na va, užkūriau akmenį, spausta, kas čia palaukit, yra spausta kokoso, atrodo, kokoso medžio, drožlių ar kažkas tokio, vienu žodžiu. Tai pasiruošiau dar kelias bulvytes, pusiau perpjausiu, sudėsiu į vidų ir paskui dėsiu steikūną, turėtų būt skanu. Bulvės jau dėjau anksčiau, prieš kokį 10-15 minučių, tai dabar užmėsim steiką, palauksim truputį, apversim ir bus vakarienė tokia pas dėdę Darių. Dvi minutės taip, 2 minutės anaip ir bus svajėdį. Nu, pažiūrim, kas čia vyksta, kas čia daros. O, visai neblogai čia viskas vyksta. Dar truputį palaukiam ir galėsim valgyti, tiksliau galėsim. Na va, štai tokią vakarienę subūriau karpių žvejybui. Pavalgau, dar pakimarinu, pasėdžiu, kol nešalta. Galbūt užkips kažkas iki vakar, o jei ne, susitinkam tada jau kaip ir rytą. Jeigu kažkokių naujienų bus, kažkokių kibimų, tai dar išlysiu į eterį. Iki greito. Hei, labą rytą! Štai ir jau išaušo šeštadienis, aš atsikėliau ir nieko, jokių kibimų per naktį visiškai neturėjau. Nei jokio pyptelimo, nieko, iš vis jokio judesio nebuvo, tai nežinau. Tai turbūt ir baigsiu savo šią tokią kūdoką gan žvejybą, tik vienas žuvis krante. Ir galim sakyti, mano rekordas apie porą kilogramų karpiukas, dar tokia nesu mažai iš vis gyvenime pagavęs, bet visada būna pirmas kartas, žinosiu, kokių čia įspūdingų dydžių šitam prūde ežerėlyje yra. Tai tiek žinių kol kas, ką žinau, susitiksim turbūt iš 2 savaičių. Planuose yra važiuoti į kitą vietą, kur yra tikrai didelių karpių. Irgi ne iš lengvųjų ežeras, bet, ką žinau, bandysim pagauti kažką. Taip pat, jeigu pasižiūrėjai ir šiek tiek patiko, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau, tai paspausk šitą. Gali ir brūkštelt kokį komentarą, priimu sveiką kritiką. Ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjai.